Itin dažnai pasitaikančios atakos, per kurias bandoma apsimesti kitais žmonėmis ar paslaugų teikėjais, išvilioti iš jūsų duomenis bei pinigus yra siunčiant SMS žinutes, parašant į pokalbių programėlės kaip Viber, Telegram, WhatsApp ir panašiai, ar tiesiog skambučių pagalba. Dažnai gaunamos žinutės susijusios su siuntomis, mokesčiais, bankais. Net jeigu jūs ir laukite siuntos, galbūt nesumokėjote dar mokesčių, sustokite ir patikrinkite, ar žinutės pobūdis, stilius, siuntėjo numeris iš tikrųjų yra įtikinamas. Tokiose žinutėse būna prisegtos nuorodos, kuriuose reikia suvesti savo asmens duomenis, banko kortelės numerį ar prisijungti prie bankininkystės. Taip dažnai per pokalbių programėlės ir socialinių tinklų pagalbą susisiekia su jumis nepažįstami žmonės, kurie jums gali pasiūlyti nesunkiai uždirbti pinigų. Būkite budrūs, netikėkite lengvų uždarbių ir tuo labiau netikėkite, kad jūs surado, nes jūs esate geriausias, turite patirties ir panašiai. Tokių darbo pasiūlymų tikslas po kurio laiko gauti iš jūsų pinigus. Kaip pavyzdys, pasiūlys jums investuoti į verslo plėtrą bei uždirbti dar daugiau. Lengvų pinigų nebūna, todėl ignoruokite tokius nepažįstamųjų žmonių pasiūlymus. Dar vienas itin žinomas būdas – skambučiai. Tokių skambučių tikslas lygiai toks pats – gauti jūsų asmeninę informaciją ir išvilioti jūsų pinigus. Itin dažnas būdas įgyti jūsų pasitikėjimą – tai apgaulės būdu sukeisti skambinančiojo numerį. Jūs galite matyti lietuvišką numerį, nors iš tikrųjų yra skambinama iš kitos valstybės. Todėl, padažnėjus tokiems atvejams, jūs galite rasti praleistus skambučius, o perskambinus atsiliepęs žmogus pasakys, kad tikrai jums neskambino ir kad jūs ne pirmas toks šiandien. Toks numerio sukeitimo būdas gali būti itin naudingas išvilioti iš įmonės pinigus. Kaip pavyzdys, apsimetęs direktoriaus numeriu paskambins buhalteriai ir paprašys greitai atlikti pavedimą į užsienį esančią sąskaitą. Jeigu jums kyla įtarimas, perskambinkite ir bandykite įsitikinti, ar atsiliepęs asmuo buvo tas pats, kuris skambino prieš tai. Ir pabaigai. Niekada neatskleiskite savo tapatybės asmeninių ar banko duomenų neįsitikinę, kad tai nėra blogiečiai. Sustokite ir paklauskite savęs. Ar jums reikėjo kokios nors paslaugos, dėl kurios jūs teikiate duomenis? Jei kyla įtarimas, susiraskite internete paslaugos tiekėjo oficialų numerį, paskambinkite ir pasiteiraukite, ar gauta žinutė ar skambutis buvo tikrai siųstas iš jų.